Labas visiems. Sveikos visos ir visi, kurie klausos mūsų ir žiūri. Smagu. Kiek iš tikrųjų teko skaityti motyvacinių knygų? Kiek teko žiūrėti motyvacinių video, kurie žmonės užsidegę, dalinasi savo energiją, kaip gyvenimas gali pasikeisti? Kiek yra tekę gauti patarimų, kaip gyventi gerai, ką daryti, ko nedaryti, pagal kokį ten feng shui baldų susidėlioti, kad tik tai pritraukta sėkmę. Bet gyvenimas vis tiek kažkaip kaip neveikia, taip neveikia, ne? Kad tu kaip jauties blogai, taip jauties blogai. Kaip vyras asilas, taip vyras asilas. Ir kažkas, nesikeičia, atrodo. Tos knygos, kiek skaitai, ir neveikia. Tai apie ką tai? O apie tai, kad iš tikrųjų apie mūsų elementarų, labai paprastą, kasdieniškai naudojamą elementarią higieną. Kiek iš tikrųjų mes rūpiname savo išorę, valomės dantis, tvarkomės namus, po namų tvarkymo, tai toks geras jausmas bent jau man atsiranda. O vidų pamirštam. Kaupiam tas šiukšlės, socialinė medija, knygos ir tiek galvoj prikišta visko, tiek prikurta mokymo, bet iš tikrųjų visų pirmiausia tai reikėtų išsivalyti, kas jau pas mus viduje yra, tos blogos emocijos, blogos mintis. Ir dėl to mes nusprendėm šią temą paliesti, nes vis dėlto psichinė, psichologinė higiena, psichohigiena yra labai dalykas, apie kurį visų pirma reikėtų, manau, kiekvienam pradėti daryti. Taip, pritariu Ernestai, tikrai pagvildenti norim galbūt ne vieno įrašo eigoje, pagvildenti šią temą, nes jinai yra labai svarbi, labai aktuali ir tikrai mažai populiari, nes jinai mus moko mažų žingsnelių pergalių. Mes iš tiesų norim galvoti plačiai, svajoti plačiai, gyventi įdomų gyvenimą, bet ta kasdienė rutina, tarsi jinai tampa tokia rutiniškai nuobodi, kad mes jos reikšmės arba jos vertės nuvertinam arba tiesiog nepastebim, numetam į šalį, ne dabar, ne šiandien, ne dabar. Ir tai mūsų, manau, vienas iš tokių silpnųjų vietų, silpnesnių vietų, tam, kad tos knygos arba tos motyvacinės pamokos, motyvaciniai seminarai nesuveikia taip, kaip mes norim. Ir dabar tiesiog apie tą temą pakalbant, ką reiškia pats žodis psichohigiena. Tai yra psichologinės sveikatos higiena orientuota į psichinės ir emocinės gerovės palaikymą bei stiprinimą. Psichohigiena yra neatsiejama nuo kasdienio žmogaus gyvenimo, nes ji padeda apsisaugoti nuo perdegimo, nerimo, depresijos ir kitų psichologinių sutrikimų. Ir į tai įeina daug aspektų, apie kuriuos mes galbūt irgi pratęsim savo įrašus, arba kyla jums klausimų, kaip ir visada, mes Ernesta pasiruošę atsakyti visus jūsų klausimus. Ir ką aš dar norėčiau papasakot, noriu pasidalinti su jumis viena tokia metafora. Galbūt jūs ją žinot, galbūt jūs ją skaitėt, galbūt jūs netgi jinai viena iš tokių mėgstamų yra. Bet aš jums noriu papasakoti tokią metaforą. Kartą vienas profesorius sužinojo, kad kalnuose gyvena išminčiai. Ir jisai pradėjo kopti į kalną ten, kur gyvena išminčius. Ir bekopdamas jisai sukaupė savyje tiek daug klausimų, tiek daug įžvalgų, tiek daug patirčių, kad užkopęs ir pavargęs, nusiplukęs, pabeldęs į duris, jisai buvo kupinas, tuoj sprogs nuo savo reikšmingumo ir minčių dydžio arba galingumo. Tuo metu išminčius jį pakvietė į kambarį, į tą savo trobelę ir paklausė, ar tu ilgai pas mane ėjai, tu galbūt nori arbatos? Profesorius linktelėjo, atsisėdo ir pradėjo klausinėti, jau nuo slenksčio pradėjo uždavinėti klausimus jam svarbius. Ir pradėjo ir pats savo atsakinėti į juos ir dar kartelį, bet žodžiu, jisai buvo kupinas savyje didelės energijos ir kalbos. Tuo tarpu pats išminčius pasiėmė savo arbatinuką
padėjo priešais profesorių padelį ir pradėjo pilt, po truputį pradėjo pilt lėtai arbatą. Profesorius toliau kalba, klausia, atsako, užduoda klausimą retoriškai, dar paneigia, pats patvirtina, žodžiu, pas jį tenai procesai labai stipriai veikia. O išminčius toliau pila ramiai arbatą. Ir staiga padelis prisipildo, išminčius nenustoja pilti. Pradėjo arbata lietis lėkštelėje. Lėkštelė užsipildė, pradėjo tekėti per stalą. Profesorius toliau nepastebi, jisai toliau viską tą patį daro. Ir staiga jis pajunta šiltos arba netgi karštokos vandens srovės ant savo kelnių arba kelių. Atsibunda, prabunda ir sako, ką tu čia darai? Tugi prapylėjai man. Kaip tu čia dabar taip su manim nemandagiai arba nemandagiai elgiesi? Ir išminčius jam sako, tu įveikiai kelią, tu atėjai pas mane iš lygumos, įkopei į kalną, atėjai pas mane, aš tau pasiūliau arbatos, sutikai, bet tu buvai toks kupinas ir tarsi nori iš manęs gauti atsakymą, bet toks kupinas esi, kad tu net nepastebėjai, kas aplink daras. Aš tau negaliu jokio atsakymo duoti, aš tau negaliu nieko padėti, nes tu pats esi kupinas kaip šitas puodelis arbatos. Ir tegul jūsų pasąmonė padaro atitinkamas išvadas. Tai čia tiek apie mano metaforą. Šitą labai tokia, taip akivaizdžiai parodant, kiek mes tikrai norisi kažką tokio turėti gyvenime, norisi pakeisti, norisi tų pokyčių. Bet ant tiek persipildę iš tikrųjų esam viso to, kad kitaip tiesiog neišeina dar naujų žinių paimti. Ir tuo labiau netgi, kai labai ta tokia metafora, net šaukštas deguto tą visą medaus statinę sugadina. Arba medaus šaukštas to deguto nesutvarkys. Tai jeigu mūsų galvoje, mumyse yra tiek tokio prikišto to šlamšto nereikalingų minčių, skaitinių, kažkokių žinių ir kurių mes neišnaudojam, tai tiesiog yra tas degutas, yra gal stovintis vanduo, kur švaraus, teisingo kažkokio vedimo tiesiog jau nebeišvalys viso to. Pirmiausia, norint, tai tą vidų reikia išvalyti. Dar kitas pavyzdys, kaip pati drabužių spinta. Tai ten gali būti prikabinta, prikišta drabužių, vis naujų perku, vis kišu, naujų perku, kišu. Bet tai kažkada tas spintoje nebetilsų drabužių. Norint turėti gražių, madingų drabužių, turi išvalyti spintą, turi išmesti tuos nereikalingus, suplyšusius, sunešiotus drabužius, kad galėtum pridėti naujų, gražių, madingų drabužių. O tas pats ir mūsų galvoje, mūsų gyvenime, mūsų žiniose yra. Ta metafora, kurią tu pateikei, tikrai gražiai atspindi kaip ir tą puodelį. Tai galima prigalvoti labai daug pavyzdžių tą temą. Tikrai taip, mes visada girdim, kaip tikrai šiuo laiku, šiuo metu mes esam persotinti informacijos srautų. Ir tiek coachingo sesijose, tiek pas psichologą mes tiesiog, kodėl reikalingi, kodėl jie populiarūs, kodėl jie dabar tokie paklausus yra. Iš vienos pusės jie paklausus, nes mes norim rasti savo psichologą, savo coachą, savo psichoterapeutą, kuris mus išgirs, kuris mus supras. Bet dažniausiai mes nusiviliam, netgi tame procese mes dažniausiai nusiviliam, nes turim labai didelį lūkestį. Nes mums sako irgi vėl medijos dabar pateikiama informacija, kad viskas turi būti čia ir dabar greitai, čia ir dabar tuoj pat, čia ir dabar wow efektas ir tavo gyvenimas pasikeis, čia ir dabar vieną kartą pasakysi wow ir daugiau niekada prie to negrįši. Ir žmonės įpratę, ir žmonės iš tiesų tikisi, kad per 1 valandą, per 1 sesiją, per vieną kažkokį susitikimą galima pakeisti savo gyvenimo būdą, elgesį, emocijas, scenarijus gyvenimo. Ta tavo metafora paimant, pasikviesti stiliaus specialistą ir išvalyti spintą.
Ir tai, jeigu ten jinai didelė spinta, nes tu gyvenai ne vakar pradėjai, ne mėnesį gyvenai, o tam tikrus metus. Tavo spintoje ten yra tikrai ką veikti. Ir pasikvietus stiliaus specialistą, ne vienai valandai ir jam darbo užteks, nes reikės patikrinti, galbūt yra uniforma, kurią tu nešioji 8 klasėje kabo, o dabar jau tau tikrai ne 16 metų. Ir taip toliau, žodžiu, yra daug niuansų. Todėl tikėtis, kad kaučas arba psichologas per vieną sesiją pamatys jūsų esminę problemą, ją panaikins ir jūsų gyvenimas pasikeis, yra magiško mąstymo elementas. Lygiai taip pat kaip ir jūsų pačių sugrįžimas į tą erdvę. Jūs sugrįžtat kažkokią tai informaciją sužinoję, kažkokią tai jums reikalingą, sąmoningą informaciją sužinoję, bet jūs grįžtat į seną aplinką, jūs grįžtat į savo įprastą rutininę erdvę, kurioje elgiatės taip, kaip esate įpratę. Psichologai netgi, kai aš klausiau ir skaičiau savo mokymus, psichologai patarinėjo, kad žmonės, kurie išsivaduoja nuo priklausomybių, tarsi alkoholinių priklausomybių, jie turėtų bent jau tą vietą, kurioje prieš gydymą gėrė arba vartojo alkoholį, bent jau spinteles perstumdytų arba perdažytų, kad kažkas tai naujo būtų. Nes taip veikia mūsų psichika. Todėl aš manau, kad iškelti arba pasikalbėti arba pasidomėti psichohigieną yra gyvybiškai svarbu, ypač dabar, kai mes tikrai esam persisotinę šitą informaciją. Iš visur. Mokymai, retritai, kursai, viskas gerai. Mes to norim, yra paklausa, yra ir pasiūla. Bet kažkodėl tai mums niekas nepasakė arba užmiršo pasakyti, kad yra labai banali tiesa, rutina, mažų žingsnelių pergalė. Apie tai aš ir norėčiau pratęsti arba supažindinti, pratęsti ir toliau tęsti šitas temas. Ir kad kalbant apie tą mažų žingsnelių tą meną, tai kad peržiūrėtos, kursus, pasižiūrėti knygas kokias, ir bent kažkokį praktinį dalyką padaryti, praktiškai, gal kažkokį tai žodžiu parašyti, pradėti daryti, vesti dėkingumo dienoraštį, įgalinti savo mintis į veiksmus, nes tikrai nekartą girdėjau apie dėkingumą, elementaru. Būt dėkinga per dieną vakare, kitur girdėjau, kad ryte geriau rašyti, kitur vakare parašyti bent 3 dalykus, už ką esi dėkingas. Keisti mąstymą į tą gausos matymą gyvenime. Tai yra tiesiog vienas iš praktinių dalykų, kuris tikrai veikia, tikrai išbandytas ir tikrai veikia, bet tada, kai tu tą darai. Kai tu tą žinai, jis taip neveikia. Vien tai, kad tu žinai, jis nesuveiks to. Ir vien tai, kad mintise pagalvosi, apie ką už ką aš dėkinga, nesuveiks. Tai turi būti įeita į veiksmą, daryti kažką. Pritariu, Ernestai, tikrai. Perskaitai knygą, sakai, kokia gera praktika, reikia dėkoti, aš esu dėkingas ir nurimsti. Bet žiūrėkit, kas gaunasi, kai tu kiekvieną dieną turi, rytą ar vakarą, netiek svarbu, bet kiekvieną dieną turi savyje, savo tempe, savo rutinoje, skirti laiko, 10-15 minučių, atsisėsti ir parašyti dėkingumą. Kiek daug naujų minčių, naujų emocijų, naujų įžvalgų ir išgyvenimo tau ateina, kiek tu pamatai savyje tų, emocinių arba psichologinių šiukšlių išlenda. O kodėl aš čia turiu daryti? Kas čia per nesąmonė? Kaip nuvertinam? Visa tai būtent ir yra psichohigiena, apie kurią mes kalbam. Labai teisingai. Nes mes iš tiesų iš tokio, netgi irgi psichologija arba tam pačiam coachingo sesijose, iš būsenos, kai man labai blogai, į būseną, kai man labai gerai, negalima peršokti. Yra etapas. Apie jį dažniausiai, ne visada, yra kalbama, nes ten
yra visiškai kitas. Visiškai kitos energijos, visiškai kita atsakomybė, visiškai kitas išgyvenimo ir gyvenimo savybės ir principai. Nes galima patikėti, kad tau šiandien blogai, o aš tau padarysiu po kurso gerai. Ir tas būna netgi krentama dar žemiau. Aš žinau, kad irgi po tam tikrų sesijų, kad po jos man dar netrodo blogiau buvo, negu kad buvo prieš sesiją, kad dar daugiau emocijų. Bet tai irgi vienas iš higienos aspektų tame, kad išlenda kartais į paviršių dar daugiau ir negi tas pats spuogas, kai yra. Jis pirmiausia turi pratrūkti ir ištekėti viskas per tą tokį savotišką skausmą, kad jis užgytų. Tai tos skausmo kartais tikrai net neverta vengti, nes tai yra gydymas tam tikras. Būtent coachingo sesijose, mes esam coachai, mes dirbam kaip coachingo specialistai, tai mano praktikoje, mano irgi ilgalaikiai praktikai, mano klientai, kurie ateina, yra tie vadinami, kurie ateina ten 1-2 sesijom, bet yra tie, kurie supranta, kad tai yra procesas. Ir procesas yra ilgas. Ir jeigu žmonės paklausia, o tai kiek man reikės sesijų, aš nežinau. Aš nežinau, kiek reikės tavo sesijų, nežinau tavo užklausos, nežinau tavo psichikos ypatybių, nežinau, kaip tu dorojasi su tais pačiais stresiniam situacijom, distresu, kaip tu išgyveni, koks etapas. Visa tai užima laiko. Tai aš neatmetu galimybės, kad tikrai yra kursai. Yra kursai, kuriuos galima nusipirkti ir pačiom klausyti tam tikrą laiką. Yra mokymai, kuriuose nuėjus stovyklos, kuriuose tave irgi apglobos, padės ir nuves. Visa tai veikia, visa tai yra reikalinga, visa tai yra nieko tokio. Mes kalbam apie individualias sesijas ir apie individualius procesus. Pasikviesti namų tvarkytojai į namus ir po to nieko nedaryti, vieną sesiją. Pasikviesti stiliaus specialistą į savo spintą ir po to vėl nieko nedaryti. Kitas, lygiai taip pat ir coachingas. Jo, ir tas labai fainai, kad vis tiek yra tam tikri žmonės, kurie gali padėti ir tai gali būti greičiau, apžiūrėti kiekvienas kampelis, kad gali būti išvalyta, jau iščiustyta. Bet kaip be būtų, vis tiek tą higieną reikės patiems prižiūrėti, kad būtų visada tvarkinga. Gali padėti tie specialistai, jie reikalingi, galima ten kartu padirbti, bet kokie atveju vis tiek bus prie to, kad reikės pačiam daryti. Ir tarp specialistų susitikimų vėlgi yra tam tikri namų darbai, kuriuos taip pat reikia atlikti, nes ta higiena kaip ir namus, ten gali susitvarkyti vieną kartą, labai ten detaliai, bet vis tiek reikės tai pakartoti, vis tiek reikės tvarkytis. Palaikyti tvarką reikia, lygiai taip pat svarbu palaikyti tvarką, kaip ir padaryti generalinę tvarką namuose. Lygiai psichika tokia pat. Netgi sporte. Kai tu ilgą laiką kažkokią pertrauką padarai ir ateini sportuoti ir ten kažkokius tai pratimus padarai, raumenys labai skauda. Bet jeigu tu tą darai nuosekliai, kiekvieną ten savaitę arba ten kažkokią tai savo terminą padarai, yra pastangos, yra nenoras, yra pasipriešinimas, bet raumenys jau nebe taip skauda. Tai tikrai yra tekę pajausti tą raumenų skausmą ir po to vis tiek jisai kažkaip adaptuojasi ir tada belieka tik tai sunkinti kažkokį tai dalyką arba tęsti tai, ką tu darai. Labai, iš tikrųjų, ir apibendrinant, tarkim, mūsų pokalbį jau vis tiek, manau, į pabaigą einam, tai vėlgi, ta psichohigiena tokia pat svarbi, taip kaip mes rūpinamės išorę. Taip kaip mes norim save valyti, dantis valyti, praustis, maudytis, mes tai tikrai darom nuosekliai, nes kažkurį laiką nedarysi, vis tiek keičiasi, kvapas atsiranda blogumas, atsiranda blogas, prastas jausmas, namuose gali būti netvarkinga. Nepamirškim savo vidaus, nes yra pagrindas, iš tikrųjų, nuo kurio reikėtų pradėti. Nes tas vidus, kuo švaresnis, tvarkingesnis, tuo tas jausmas geresnis. Tikrai taip, ir tada galbūt tikrai nėra tų mėgstamų ir gaudomų wow efektų. Wow, aš supratau. Bet yra stiprybė, yra ištvermė, yra prieš stresus, prieš kažkokius konfliktus, prieš kažkokias stresinės situacijas.
tu po kažkiek tai laiko pagalvoji, wow, kaip įdomu, aš sureagavau visai kitaip. Štai galima padėkoti savo dėkingumo praktikoje, savo psichohigienai. Aš šaunuolė, aš šiandien patyriau visiškai naujus pojūčius. Sveikinu, šaunuolė aš. Yeah. Tai va, tai dėkojam ir mes, kad klausėt, kad esat ir tikiuosi labai naudinga. Ir jeigu apačioje kokį komentarą įdėsit, palaikysit, uždėsit laiką, tai yra mums irgi taip pat be galo svarbu, tai mus skatina ir tai duoda mums energijos eiti toliau ir dalintis naudingom žiniomis. Dėkui, iki kitų malonių susitikimų. Ačiū, iki.